Menas ir terapinis sodinimas. Vienas iš būdų, kuriais galite pagerinti savo savijautą, yra menas ir terapinis sodinimas, kuris suvokiamas kaip naujoviškas ir holistinis metodas, apjungiantis sodininkystės naudą su menine išraiška. Tokio tipo sodininkystės terapija atsižvelgia į tai, kad buvimas gamtoje ir meno kūrimas gali turėti teigiamos įtakos fiziniai, psichiniai ir emociniai savijautai. Šios veiklos metu kursite ir formuosite įtraukiančias ir prieinamas erdves, kurios neapsiriboja tipinę ar tradicinę sodininkystę. Galite dirbti vieni, bet patartina dirbti grupėje, kad sustiprintumėte bendravimą, asmeninį tobulėjimą ir įgytumėte naują prasmės pojūtį. Menas ir terapinis sodinimas turi daug privalumų, nes jis neapsiriboja tradicinę sodininkystės sampratą, o į sodinimo patirtį įtraukia meninę veiklą, pavyzdžiui, tapybą, lipdymą ar drožybą. Pagrindiniai šio metodo privalumai: geresnė fizinė savijauta, lankstumo, judrumo ir jėgos gerinimas, socialinių santykių ir ryšių palaikymas, komandinė veikla, sensorinė ir kognityvinė stimuliacija, sąmoningumas, atminties stiprinimas, geresnė ir teigiama nuotaika, streso mažinimas, geresnė gyvenimo kokybė. Kokių medžiagų jums gali prireikti? Sodininkystės įrankių ir įrangos, sėklų ir augalų, patogaus suolo ar kėdės pertraukėlėms, apsaugos nuo saulės, sodininkystės knygų ir žurnalų, dailės reikmenų, dažų ir teptukų, tuščių drobių ar popieriaus, skardinių, augalų vazonų, mozaikos plytelių, klijų, kvapiųjų augalų, mėtų ir levandų, pirmosios pagalbos rinkinio. Pradėkime ruošti darbo vietą. Pasirinkite vietą namuose arba raskite vietą sode. Pasirūpinkite, kad sėdimos vietos ir meno erdvės būtų patogios. Įsitikinkite, kad visa įranga, meno reikmenys ir sodo įrankiai yra gerai išdėstyti ir lengvai pasiekiami. Išsirinkite veiklą: sėklų sodinimas, ravėjimas, prižiūrėti jau esamus augalus, dažyti augalų vazonus, kurti sodo ženklus, įsivaizduoti kūrybinius projektus ir užduotis, kurias galite atlikti su augalais. Prieš pradėdami kelis kartus įkvėpkite. Prieš pradėdami užsiėmimą, galite šiek tiek pamedituoti, užsiimti joga ar švelnią mankštą sodo aplinkoje arba namuose. Raskite erdvę, kurioje galėtumėte apmastyti savo patirtį. Dabar atsisėskite ir pradėkite veiklą. Gali padėti raminanti ir atpalaiduojanti muzika. Neskubėkite. Daugiausia dėmesio skirkite medžiagų, spalvų ir augalų pasirinkimui. Stenkitės viską daryti ramiai ir atidžiai. Jei sode turite vietos, galite sukurti nedidelę atminties sieną, kurioje galėsite eksponuoti savo meno kūrinius, nuotraukas ir kitus suvenyrus, kuriuos sukūrėte patys arba kartu su draugais, ir taip vizualiai parodyti savo kelionę po sodą.